Trumpa malda, jūs sėdėkit, kad jau taip įsipatoginot, pagarbinkim Dievą trejybėje. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Kągi, labas vakaras, visiems gera matyti čia. Didžioji dauguma žmonių man jau pažįstami, kaip giminės beveik, vis kur nors susitinkam. Kursas labai įdomus, nežinau kaip Rima jį pavadino, kaip registracijoje nurodyta, bet man labai patiktų, o jūs nun pasiklausykite palyginimo. Taigi taip ir yra, ne? Apie palyginimus, kurie mums atrodo jau atmintinai pažįstami, žodžiu, lyg ir ką čia naujo galima išgirsti ar pasakyti, ir vis tik tai pasirodo yra labai daug, ko aš pats nežinojau ar atradau studijų dėka ir kuo norisi su jumis pasidalinti. Evangelijose, aišku, labai gausų palyginimų, kurie apreiškia Dievo logiką, dangaus karalystės logiką. Ir prieš pereinant prie jau konkrečiai kažkokių palyginimų, šiandien tik vieną mes paskaitysim, bet norisi keletą tokių įvadinių pastabų. Apskritai, koks palyginimo tikslas ir kaip su jais turime draugauti. Jėzus kalbėdavo žmonėms palyginimais ir ne vienas evangelistas ir Lukas pastebi ir Matas, kad Jėzus ėjo per miestus ir kaimus, kalbėdavo jiems palyginimais, skyrium išaiškindavo mokiniams kartais tuos palyginimus. Na, įdomi tokia gal irgi viena ištrauka Morkaus Evangelijoje 4 skyriui 11, atrodo, eilutėje, dabar man tiesiog ta mintis atėjo į galvą, nu aš turiu iš karto ir kol jos nepamiršau. Jums atiduotas Dievo karalystės slėpinys, o svetimiesiems viskas sakoma palyginimais, kad jie regėti regėtų, bet nematytų, girdėti girdėtų, bet nesuprastų, kad neatsiverstų ir nebūtų jiems atleista. Tai labai toks keistas pastebėjimas, kad Jėzus kalba apie dangaus karalystės slėpinius palyginimais, tarsi, kad kiti nesuprastų. Iš tiesų, turbūt problema yra ne noras paslėpti kažką, tai kažkokias ypatingas žinias nuo kitų, bet raginimas, kad žmogus atsiverstų, kad žmogus būtų atviras tam, ką girdi, kad klausytų to tikrai kaip Dievo žodžio. Ir kažkam tie tekstai, visa Biblija gali likti tik tai istorinė knyga, kažkam literatūriniu požiūriu įdomi, galbūt įdomus mentalitetas artimųjų rytų, kažkas kaip poeziją bandys skaityti, apskritai nagrinėdama žanrus, bet jeigu norim atrasti dangaus karalystę ir suprasti, ką Jėzus kalba, ir kad tai neliktų tik tai palyginimai arba tik tai tekstas, tai reikia pirmiausia, aišku, mūsų nusistatymo, mūsų širdies. Skaityti tuos žodžius kaip Dievo žodį. Tai čia leidau savo truputėlį į šalį nueit. Palyginimai, jie yra apie dangaus karalystę ir kaip žanras, pats stilius palyginimo, jo tikslas yra apreikšti kažką apie Dievo karalystę, apie dangaus karalystę. Bet visi palyginimai, jeigu pastebėsit atidžiau skaitydami, jie prasideda su dangaus karalyste yra kaip. Ir va tas yra kaip labai svarbu, nes tai ir yra palyginimo esmė. Iškės dangaus karalystė nėra lygų ir tada maždaug ten koks nors, nežinau, piemuo leidžiasi ieškoti avelės. Bet yra kaip su piemeniu, kuris leidžiasi ieškoti avelės. Iškė, mums pristato principus, kurie kalbėjo pirmam amžiui ir kuriuos mes turim taip pat atrasti ir savo laikmetyje. Mums nereikia eiti į pievas ir ieškoti avių ar ten, nežinau, stirnų,
bet mums turbūt reikės savaip atrasti, ką mes turime daryti, kad būtume dangaus karalystės žmonės. Gyvenimo ir tada žmonės mokėsi, tada tai išvis tikrai ne iš knygų, bet ir šiandien mokomės gyvenimo labiausiai ne iš knygų, nors čia aplinkui labai daug knygų. Vis tik tai Jėzus tą puikiai žinojo ir man atrodo, kad jisai mėgino mokyti žmonės remdamasis pačiu gyvenimu, jų patirtimi, jų aplinką. Gerai žinojo, kas yra gyvenimo pilnatvė ir labai troško ir tebetrokšta, kad kiekvienas žmogus atrastų gyvenimo pilnatvę. Tai palyginimai yra visuomet apie gyvenimo pilnatvę. Mūsų gyvenimo pilnatvė čia ir dabar. Ne kažkur amžinybėje, bet čia ir dabar. Jėzus žinojo, kad geriausias būdas mokyti paprastus žmonės tai yra pateikti pasakojimus iš kasdienio gyvenimo, kurie lengvai įsimena. Ir čia pamoka turbūt bažnyčiai. Mes kartais per daug sudėtingai kalbam šiandien. Katekizmo tiesas bandom perteikti tokia teologinė kalba. Ir apskritai, kai kalbam apie Dievą, apie religiją, apie tikėjimą, dažnai naudojame sudėtingą kalbą, o Jėzus kalbėjo labai paprastai. Kalbėjo apie personažus, kurie irgi lengvai įsimenami, bet kurie taip pat ir griovė tuometinį stereotipinį mąstymą. Iškės pasakydamas palyginimą, Jėzus mėgina šokiruoti klausytoją. Ir čia mums irgi yra jau tokia metodologinė pastaba, ar mus dar šiandien šokiruoja palyginimai, kai mes juos skaitom. Ir jeigu nešokiruoja, reiškia, kad galbūt kažko dar neperpratom. Palyginimais atskleidžiama tiesa apie mus pačius, bet kartais labai įdomiai. Lyg ir kalbama apie kažką, tai yra ne apie mus, bet tikslas juk yra, ir Jėzaus toks tikslas buvo, ir apskritai palyginimo tikslas yra, kad mes vertindami iš išorės kažkokią tai situaciją, staiga suprastume, kad juk tai apie mane. Ir padarė sprendimą iš palyginimo personažų, ten veikimo, kažkokios išvados prieėję, staiga net ir pasipiktinę kitas į kokiu nors personažu, staiga kai tą sprendimą perkeliam į savo gyvenimą, pamatom, kad tai aš savim ką tik pasipiktinau. Ir tada, žodžiu, palyginimas jau provokuoja man keistis pačiam, ieškoti kito gyvenimo būdo. Tai palyginimai gali mus ir įkvėpti, jų dėka galima atrasti savo pačių altruizmą, bet gali ir, žodžiu, labai priversti jaustis nepatogiai, kai atrandam savo pačių egoizmą galbūt ir tai, kas nesiderina su dangaus karalystė. Palyginimo esmė, ir čia dabar galite užsirašyti, kas konspektuojat, didelėm raidėm. Pagrindinis žodis, skaitant palyginimus, yra provokacija. Jie turi provokuoti, turi mus kažkaip išmušti iš vėžių, nustebinti ir jeigu nėra šitos nuostabos, jeigu nėra, kaip aš mėgstu tą žiū žodžio, nėra, bet kai staiga tave tikrai išmuša iš vėžių, tai vadinasi neperskaitėm palyginimo. Ir gali tekti skaityti 1 kartą, 2 kartą, 100 kartą. Jau dabar, kai jūs skaitysit po šito kurso, žinodami tą tokią teoriją, kad čia turi būti kažkur šuo pakastas ir prisikasit, atrasit. Bet bėda, kad mes net dažnai, kai skaitom tos tekstus, net nekeliam savo klausimo, o kur čia turėtų būti tas šuo pakastas. Tai jeigu to nėra, tos nuostabos ir tos provokacijos, reiškia, palyginimas liko nesuprastas. Palyginimai turi kelti klausimus ir apskritai Biblija, aš pastebėjau, kad mes būreliuose, ten kas lankot Biblijos, paprastai Bibliją skaitom ketindami sužinot atsakymą. Bet aš kuo toliau, tuo labiau galvoju, kad Biblijos tikslas yra tiesiog kelt klausimus, teisingus klausimus.
klausimus, į kuriuos nebūtinai turi būti atsakymai. Tai kitaip tariant, mes skaitom Bibliją norėdami viską sužinoti apie Dievą, o turėtume ko gero skaityti Bibliją su tokiu tikslu, kad ją užvertę staiga suprantam, kad aš nieko nežinau apie Dievą. Ir tada su tuo klausimu ir gyventi. Žodžiu, man atrodo, kad klausimai Biblijoje yra daug svarbiau negu atsakymai. Dar viena pastaba apie palyginimus. Čia šiame kurse norisi prisiliesti prie plikų palyginimų. Iškas jie vis tiek yra surašyti Evangelijose. Evangelistai turi savo strategiją. Jų tikslas yra, kad skaitytojas ar klausytojas nuo pirmo sakinio pasiėmęs Evangeliją, ją užverstų jau būdamas kitoks, jau būdamas pagautas Kristaus, jau trokšdamas būti jo mokiniu. Ir tada tie palyginimai, jie strategiškai atsiduria būtent tam tikroj vietoj, kurioje evangelistui atrodo, kad jis turi būti. Pailiustruoja arba palyginimas, ką nors, arba po palyginimo Jėzus savo veiksmu pailiustruoja, ką nors, tą palyginimą konkrečiai, irgi su tikslu, žodžiu, yra strategija. Tai to nenoriu paneigti, ta prasme, kad kiekvienas evangelistas turi savo Evangelijoje kažkokią struktūrą, kurios laikosi ir kurią sumodeliavo labai sąmoningai klausytojui. Bet patys palyginimai, jie, man atrodo, yra senesni negu Evangelijos. Ir netrodo, tikrai senesni. Evangelijos atsiranda Morkaus apie 65 metus. Jėzus gyveno, jau 30 metų prieš tai, bent jau jo viešoji veikla. Reiškia, žmonės nešiojosi tuos palyginimus. Žodinę formą vieni kitiems perpasakodavo. Ir aš tai bandau net labai paprastai įsivaizduoti, kad štai kokie nors žmonės eina, nežinau, kur nors ten šventoj žemėje, eina savo keliu ir staiga sutinka kažką kitą žmogų ir jis sako, ten toks Jėzus kalbėjo, ir ką jis kalbėjo, o jisai sakė. Ir aišku, tada turbūt svarbiausia ir greičiausiai galva ateina palyginimai, kurie labai lengvai įsimenami ir kurie, žodžiu, ir provokuoja. Tai norisi grinai prie plikų palyginimų prisiliesti, o tada jau juos atrandant Evangelijose, jie neturėtų tas jų plikumas kažką sugadinti. Apskritai galvoju, kad kuo daugiau interpretacijų, kuo platesnis žvilgsnis, ne tik apie palyginimus, apie viską šventam rašte, tuo mes turtingesni. Ir man atrodo, kad iki šiol dar esam neatradę judaizmo žvilgsnio į šventą raštą. Juk jie yra šaknis, jie geriausiai supranta. Tai iš jų turime mokytis, bandyti jų įsiklausyti, nelabai jie dalinasi, nelabai pasakoja, bet jau, ačiū Dievui, yra tokių žingsnių Romoje, jau rabinai dėsto, jau galima pažinti ir jų žvilgsnį. Jie lygiai taip pat gali ir turėtų iš mūsų ko pasimokyti, nes vis tiek ta 2000 metų sukaupta bažnyčios tradicija, kurioje labai daug išmintingų vyrų ir moterų, taigi galima ir iš mūsų kažką pasimokyti. Šaltiniai palyginimų galėtų būti, nežinau, viskas taip labai hipotetiniam lygyje. Kalba mokslininkai apie tokį Q šaltinį. Tai yra Jėzaus posakių rinkinys, kuris nėra išlikęs jokių rankraščių, bet tiesiog kažkur cituojama. Ten koks papijas cituoja Jėzaus žodžius, kurių nėra nei vienoje Evangelijoje. Iš kur jis ima tos Jėzaus žodžius? Tai mokslininkai svarsto, kad galbūt yra toks Q šaltinis. Bet šalia to yra apokrifinė literatūra. Apokrifai, turbūt žinot, yra tokia literatūra, kuri nepakliuvo į Naujojo testamento, jeigu kalbam apie Naująjį testamentą, į jo kanoną, laikomi neįkvėptais
raštais. Dievo neįkvėpti raštai, dėl to jie nepateko į Naujojo testamento kanoną ir mums neturi Dievo autoriteto, dieviškojo autoriteto. Bet, nepaisant to, tie apokrifai, jie vis tiek atspindi to laikmečio mąstymą, idėjas. Ir tarp tų apokrifų vienas yra įdomesnis, tai yra Tomo Evangelija, kurioje labai daug yra būtent palyginimų ir kurie yra gerokai trumpesni negu mūsų jau Dievo įkvėptose Evangelijose. Tai kartais palygint, yra vertinga. Juo labiau, kad evangelistai, jie jau rašydami Evangelijas jau interpretuoja. Pirmiausia, aišku, jie yra krikščionys. Taigi jie apie Jėzų kalba kaip apie tą, kuris yra Mesijas, Dievo sūnus, mirė, prisikėlė, įžengė į dangų, atsiuntė šventąją dvasią. Ir šitame kontekste jau pristatomas Jėzaus asmuo. Ir tai, ką jis kalba, irgi pristatoma tame kontekste. Bet, pavyzdžiui, visai įdomu pamastyti, kaip galėjo pirmo amžiaus žydai klausyti Jėzaus, nežinodami šitų dalykų, kad jis yra Mesijas, kad jisai kentės ant kryžiaus, kad jis prisikels, kad jis įžengs į dangų ir atsiųs šventąją dvasią. Tiesiog galėjo klausytis kaip, išmintingo rabino. Ir vertinimas iš evangelistų, žinom, minios paprastai stebėjosi ir sakė, jis kalba kaip turintis galią. Jis kalba kitaip negu rašto aiškintojai ir fariziejai. Jie stebėjosi jo išmintimi. Ir Jėzus, aš nežinau, nenorėčiau taip labai tiesmukai teikti, kad jisai kalbėjo jiems apie save kaip Mesiją. Jis kaip tik nuolat slėpė tai ir daugam sakė ir mokiniams, tik niekam nesakykit. Žodžiu, nes jis bijojo, arba ne tai, kad bijojo, bet nenorėjo tokios paviršutiniškos jo asmens vaikymos išlovės kažkokios. Žodžiu, žydai ką, jeigu čia Mesijas, tai iškart jį padarom karaliumi, kovojam prieš romėnus ir baigta. Tai Jėzus vis tiek turėjo tą planą, kad jo kaip Mesijo misija jinai bus apreikšta ant kryžiaus, o ne prieš tai. Tai įdomu, kaip žydai klausėsi to žmogaus, kaip jisai juos stebino. Aišku, mes į palyginimus dar viena pastaba apie tai, kad esam įpratę žiūrėti, skaityti juos alegoriniu būdu. Ką reiškia alegoriniu būdu? Reiškia, kad mes kiekvienam personažui ieškom atitikmens. Ir čia yra bažnyčios tėvų metodas skaityti alegoriniu būdu. Bažnyčios tėvai, tai jų tokia kulminacinis gal jų laikotarpis 4-5 amžius. Ir tada jie, aišku, rašė komentarus, grinai tokiu kristologiniu žvilgsniu. Jeigu yra palyginimas, tai tada jame turi būti kažkur Kristus. Tarkim, gerojo samariečio palyginimas, daugam žinomas. Labai nesunkiai, bažnyčios tėvai davė mums tą kryptį. Gerasis samarietis yra Kristus, sumuštas plėšikas esam mes, nusidėjėliai. Ir Kristus prieina, mus, žodžiu, slaugo, nuveža į karčiamą, ar ten, iš tikrųjų tai į bažnyčią, kur yra ir sakramentinis gyvenimas. Jau tai yra alegorinis aiškinimas. Ir jį pradėjo bažnyčios tėvai, jis galioja. Vadinasi, tai, ką mes čia bandysim išgirsti, skaitydami, gilindamėsi į plikus palyginimus, tai jums neturėtų kilti klausimas, tai dabar viskas, kas buvo iki tol, tai jau nebegalioja ir dabar atėjo Mozė ir pasakė čia naujų dalykų. Tai būtų klaida. Reikėtų galvoti apie tai, kad tiesiog kiekviena interpretacija turi galimybę egzistuoti ir kiekviena jų praplečia mūsų mąstymą, mūsų patirtis paliečia skirtingai. Tai viskas galioja, kalbant apie šventąjį raštą,
Ir čia irgi jau aš iš judaizmo šiek tiek supratau, kad jie nuolat komentuoja. Ir tie komentarai, jie tarpusavėje gali labai nederėti, bet jie gali išprovokuoti kokias nors diskusijas. Ir tai ir yra vos netikslas, aiškinantis Dievo žodį. Tai čia irgi, žodžiu, bandysiu jums pristatyti ir, aišku, bažnyčios tėvų kaip tradicinę interpretaciją kokio palyginimo, bet ir, pavyzdžiui, protestantų, ką Liuteris sakė, o yra prisakęs labai nemažai. Na ir tiesiog perbėgti tokią paletę, kiek man pavyko ką ten suskaityti, jums pristatyti, bet tuo pačiu ir parodyti kitą kampą, o tai yra būtent provokacija. Palyginimo provokacija. Man čia svarbiausia, kad mes tą šiame kurse išmoktume. Dar vienas dalykas, kuris be galo svarbus, ir čia galit prie žodžio provokacija, kurį jau pasirašėt, įsirašyti dar vieną žodžių junginį. Palyginimai yra apie dangaus karalystę. Dangaus karalystė nelygų žemės karalystė. Ir dangaus karalystė nelygų rojus. Dabar paaiškinsiu, ką čia jums noriu pasakyti. Mes, kai kalbam apie dangaus karalystę, iškart įsivaizduojam, kad tai yra po mirties. Numirsim, keliausim į dangų, į rojų ir ten bus dangaus karalystė. Bet dangaus karalystė yra Dievo patirtis, kuri numatyta, aišku, ir ten amžinybėje, bet ji numatyta ir čia žemėje. Kai evangelistai sako, Matas ir Morkus, atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė, Jėzus tarė tuos žodžius, norėdamas pasakyti, kad jis yra dangaus karalystė. Ir ji yra tarp jūsų, ji yra su jumis. Tai bet čia, man atrodo, labai svarbu suprasti, kad jeigu ryšimės gyventi palyginimais, tai tuomet turim šansų išgyventi susitikimo su Dievu patirtį. O tai reiškia dangaus karalystės patirtį. Dabar dangaus karalystė nelygų žemės karalystė. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad dangaus karalystė yra daugiau. Daugiau negu žemės karalystė. Daugiau netgi negu teisinga žemės karalystė. Tokia, tobula, tvarkinga. Iškės dangaus karalystė yra tai, kas mus viršyje. Ir viršyje bet kokią net ir labai idealią žemės karalystę. Tai kai mes skaitom palyginimus, susidursim su šitu teisingumo jausmu. Tai žinokit, kad teisingumo jausmas yra skirtas tobulai žemės karalystei. O tai, kas viršys teisingumo jausmą, jau yra dangaus karalystės dalykas. Ir esam kviečiami ir mes. Pirmiausia, tai bent jau tą žemės karalystės lygį pasiekti, ką ir darom, gyvendami, melsdamiesi, būdami kartu, bet pasiekti daugiau. Būti daugiau žmogumi. Ne tik būti žmogumi, kas jau yra daug, bet ypač, kai yra nuolat pagunda sugyvulėti, bet neapsiriboti net ir tobulų žmogumi. Nuolat gyventi su tokiu savo reikalavimu būti daugiau žmogumi. Nežinau, ar išmokstama dangaus karalystės logikos, man atrodo, gal tai yra tiesiog dovana, Dievo dovana. Ir galima jos prašyti. Dieve, duok man, jau blogas prašymas, aš jau sakyčiau, jau čia yra, tas duok man jau yra su žemės karalystė. Bet jeigu pavyktų melstis, Dieve, duok jiems patirti dangaus karalystę, jau yra užuomazgos, kad aš pats joje esu. Nes jau pradedu galvoti apie kitus. Ir va čia turbūt irgi labai svarbus principas. Dangaus karalystė visuomet bus apie kitus. Apie tai, kaip mes mylim kitus. Tuo tarpu mes esam irgi truputėlį sugadinti mūsų katekizmų,
kai galvojam apie išganymą kaip savo asmeninį reikalą. Evangelija, geroji žinia ir ypač dangaus karalystė, jinai bus visuomet susijusi su kitais. Dangaus karalystės logika yra meilės logika, o kas yra meilė, tai mums visiems yra žinoma. Galim diskutuoti, jinai laikinas dalykas, praeina ar dar kaip nors, bet visi atsimena tą jausmą, kai skraidėt ant sparnų ir kai galėjot padaryti viską ir nueiti iki pasaulio galo ir žodžiu, atiduoti savo gyvybę ir taip toliau. Žodžiu, tai va, dangaus karalystė yra tai, yra meilė, arba tiesiog, jeigu jau norim krikščioniškų terminų, tai yra santykis su Dievu. Su Dievu, tai reiškia Jėzumi Kristumi, prisikėlusiuoju, kuris yra šiandien kažkur tarp mūsų, turi būti. Ir jeigu, kaip sekmadienį girdėjom, kur 2 ar 3 susirenka mano vardu, ten ir aš esu, tai bet kažkur tarp jūsų jis yra, tarp mūsų. Santykis su Dievu Tėvu ir santykis su Šventąja Dvasia. Tai va, tai yra dangaus karalystė. Palyginimai turi kelti nerimą, įtampą, stebinti savo išmintimi ir tuo pačiu išlikti paprastais pasakojimais, perprantamais kiekvienam, kuris ieško Dievo. Tai, žodžiu, kiek daugiau negu istorijos vaikams, arba ten kokių, nežinau, įprastų tiesų kartojimas. Ir tuo pačiu suvokti, kad palyginimai nėra banalūs. Iškas, čia jau yra iššūkis. Mes turėtume nesubanalinti palyginimų. Ir ne tik palyginimų, apskritai Dievo žodžio nesupaprastinti. Palyginimu yra apreiškiama tai, kas yra slėpininga, kas nežinoma, kas yra nauja, bet tai daroma per įprastus veiksmus arba dalykus, kurie yra žinomi ir suprantami. Kitaip tariant, paimama buitinė situacija, kuri visiems pažįstama ir kažkokiu būdu ten atskleidžiama tai, kas staiga šokiruoja. Kas pranoksta buvusi supratimą ir provokuoja naujam atradimui, o tai reiškia ir naujam santykiui. Na, ką dar noris pasakyti? Jėzus kalbėjo palyginimais ir jis mokėjo pasakot. Jis tikrai buvo genialus pasakotojas. Aš galvoju, kad jis irgi pasakojo turbūt labai įvairiai, priklausomai nuo žmonių, net ir tą patį palyginimą. Turbūt vienaip jis jį papasakojo prie Genezareto ežero, kitaip jis jį papasakojo kur nors Kafarnaume, vienaip našlėm, kitaip jaunimui. Nes tai, kas surašyta Evangelijose, mums iš karto atrodo, kad vat, Jėzus tik toj vietoj tą pasakė ir viskas. Bet jis turbūt ištisai kalbėjo, žmonės vis sukosi aplink jį. Aišku, kad jisai, jeigu staiga prie piemenų lauko sėdi, natūraliai jam norisi kalbėti apie piemenis. Arba ten laukų lelyjas kur nors. Bet, žodžiu, galėjo būti ir taip, kad Jėzus daugybę kartų pasakojo tuos palyginimus ir vis kur nors, kokį nors kitokį akcentą dėdamas, kad žmonės suprastų. O jau minėjau, kad mokiniams kartais ir skyrium viską išaiškindavo, galbūt net iš jų reikalaudamas daugiau. Ir ten priekaištai nekartą pasigirsta. Tai kaip jūs iš viską nors suprasit, jeigu jūs net vat šito nesuprantat. Tai mums tegul būna padrąsinimas, nes jeigu jau apaštalai nesuprato, tai ką jau mes čia paprasti. Jėzus tikrai turbūt nesimokino atmintinai tų istorijų, nedeklamavo, bet jie irgi kažkaip gyvai buvo pasakojami ir daugybė dalykų buvo savaime aiškus tiem klausytojams, bet mums jie nėra aiškus, nes mes 2000 metų nutolę nuo Jėzaus
mes net skirtingos kultūros, kito mentaliteto ir dėl to jau, turbūt svarbu neturėti pretenzijų, kad aš čia kažkaip tuos palyginimus perlaušiu pats. Reikia žinių ir tų žinių galima rasti, bet žodžiu tiesiog suvokti, kad kai kurie dalykai mums yra nesuprantami dėl kultūros. Tarkim, koks palyginimas apie 10 mergaičių, kurių 5 protingos, 5 paikos. Iki šiol laužau galvą, ko ten jo su tuo aliejum negalėjo pasidalinti. Bet jau vis tiek, jau neblogai, nes aš jau įtariu, kad ten viskas ne taip paprasta. Kaip yra, aš dar nežinau, bet žinau, kaip nėra. O nėra, va taip, kaip mes įpratę, paprastai, kur viskas susidėlioja, tos protingos, tai į balių, o tos kvailos, paikos, tai va ir prašo jums atlygis už jūsų kvailumą. Per daug čia susidėlioja gražiai ir man atrodo, čia tada ir bus žemės karalystė, o vat ieškoti net ir ten dangaus karalystės. Ne visi palyginimai pasiduoda. Bet aš tikiu, kad nepasiduoda šiandien, gal pasiduos po 30 metų, jeigu nuolat apie jį galvosiu. Būtina pažinti, kas pirmo amžiaus klausytojų nestebino. Nes tai, kas nestebino jų, nestebins ir mūsų. Ir atvirkščiai, bandyti suvokti, o kas juos čia nustebino. Kas juos išmušė iš vėžių ir tada tai ir mus turėtų lygiai taip pat stebinti. Palyginimai kviečia iš naujo pažvelgti į tai, kas buvo visuomet žinoma, suteikiant naują orientyrą dalykams, kuriuos mes matome, prie kurių esam apsipratę. Reakcija nekarta yra pristatyta ir Evangelijose, jie be galo stebėjosi arba niekas nebedrįso daugiau jo klausinėti. Kai kas supykdavo, mat suprato, kad buvo apie juos palyginimas, ten kokie fariziejai ar rašto aiškintojai. Bet čia irgi tiesa, labai gerai, kad tą prisiminiau. Viena interpretacija, kuri jokių būdų negali būti naudojama, nors aš jau minėjau, kad kuo daugiau, tuo geriau, platesnis žvilgsnis, viena yra absoliučiai ydinga, žalinga, tai yra interpretacijos, kurios bent kažkokiu būdu bandytų kalbėti apie antisemitizmą. Iškės, jeigu tik interpretacijoje atsiranda jie žydai, mes pagonys, mes gerieji, jie blogieji, iš karto nebegalioja šitą interpretaciją, nes Jėzus, būdamas žydas, niekada nevarė ant savo tautos. Taip buitiškai tariant, ją mylėjo, ją, žodžiu, galim taip sakyti, žavisi ją, su ją sudaryta sandora, kuri yra neatšaukta, reiškia, jinai yra išrinktoji tauta ir Evangelija niekada nebus apie tai, kad menkintų kažkaip tai niekintų išrinktąją tautą. Tai vat kartais, pavyzdžiui, kalbant apie sūnų palaidūną palyginime, galima aptikti tokių balsų, kad štai vyresnysis sūnus yra judaizmo atstovas, tas jau palaidūnas yra mes, pagonis, krikščionis, ir dabar tas vyresnėlis jaučia kartelį, biškelį nepatenkintas, pavydi, jau yra antisemitizmo idėjos, ir kurios paskui atnešė daug žalos, turim dėkoti ir bažnyčiai už tai, kadangi nuolat kaltinom žydus už tai, kad prikalė Jėzų prie kryžiaus. Atsiminti tiesiog, kad pirmieji krikščionys yra žydai, kad mes iš jų tik Pauliaus dėka, ir paskui kitų apaštalų dėka krikščionybė plito į pasaulį. Bet pirmosios bendruomenės, aišku, buvo iš žydų, apaštalai žydai. Na ką, į pabaigą su tom įvadiniam pastabom.
turbūt nemokam jau stebėtis palyginimais, kai juos išgirstam liturgijoje ir tuos tekstus dažnai girdim ir jie mūsų nestebina ir labai dažnai, man atrodo, būna taip, kad šitą tai aš jau žinau. Tokia etiketė, vėl sūnus palaidūnas, ilgas tekstas. Kartais čia irgi kunigam priekaištas, kokie nors leidžia mums liturginės knygos sutrumpinti tam tikrus tekstus. Ir tie sutrumpinimai kartais neleidžia mums nustebti. Tai tiesiog kelti savo klausimą, ar šiandien gali mane nustebinti tas tekstas. Ar jis gali mane kažkam provokuoti, ar aš galiu pamatyti ir išgirsti tai, ko kiti negirdi ir nemato. Tai va tas atidumas jau leidžia artintis prie teksto ir kažką, ko gero, ir atrasti. Prieš leidžiantis į Dievo žodžio provokaciją, dar viena paskutinė pastaba svarbi apie palyginimų pavadinimus, kurie mūsų Biblijose yra užrašyti pradžioj teksto, ir kurie a priori, tai yra iš anksto, perša mums mąstymo eigą. Pavyzdžiui, palyginimas apie paklydusią avelę. Ir viskas, jau mūsų galva su avele ir mes jau nieko kito nematysim. Tai čia irgi reikėtų atsiminti, kad pavadinimai, jie kažkuria prasme, taip, reikalingi, nes jie kreipia mintį mūsų ir pristato apie ką tekstas, bet kita vertus blokuoja galimas interpretacijas. Reiškia, mes iškart ir nukeliaujam su tuo pavadinimu, skaitydami tekstą ir nebenustembam. Tai vat kartais sąmoningai atsisakyti pavadinimų, kurie ir atsirado gana vėlyvai, originaliai rankraščiuose nėra pavadinimų, nėra nei skyrių, nei numeracijų, netgi tarpų tarp žodžių taupant pergamentą. Taigi, ta meškos paslauga, kuri turėtų mums padėti, palyginimo atveju supratau, kad labai trukdo. Ir net kaip tik reikėtų tiesiog, uždengti, jeigu turit kas paauglius, ir ypač arba bendraujat, vaikai bendrauja su savo draugais, kurie nėra tikinti žmonės, pabandyti, tiesiog kažkaip paimti vieną kokį nors palyginimą, be pavadinimo, tokį gryną tekstą ir duoti tam paaugliui paskaityti ir paklausti, apie ką čia, kaip tau atrodo. Ir jeigu jis nėra nei kart girdėjęs, nėra dar paveiktas jokių minčių, įdomu, ką jisai ten perskaito, galbūt ir priverstų nustebti. Tai su šiomis įvadinėmis pastabomis jau dabar galim bandyti žengti į palyginimus, į jų pasaulį, dangaus karalystės pasaulį, kad užsikrėstume tuo, ką atrasime. Ir tas įvadinės pastabas, tiesiog santrauka, tai atsiminkit, apie dangaus karalystę palyginimai, o tai yra daugiau negu žemės karalystė, turi stebinti palyginimas, jeigu nestebina, vadinasi, nesupratom, turi provokuoti, reiškia keistis mūsų gyvenimo būdas turėtų. Provokuoti kam? Provokuoti būti daugiau žmogumi. Tai tiek, jeigu atsiminsit, tai yra labai daug. Jau yra, gera prieiga prie palyginimų. Dabar, nežinau, ar reiktų perkrauti. Tada šiandien su Luko Evangelijos 15 skyriumi, viso niekaip, užteks 3 eilučių, ir tai yra paklydusi avelė. Gerai žinomas palyginimas. Jau kadangi aš sakiau, kad pavadinimus reikia iškart kažkaip gesinti, braukti, tai čia galioja irgi. Pirmiausia, pasiklausykim palyginimo. 15 skyrius, 3-6 eilutės. Tuomet Jėzus pasakė jiems palyginimą.
Kas iš jūsų, turėdamas 100 avių ir vienai nuklydus, nepalieka dykumoje 99 ir neieško pražuvusios, kol jį suranda? Radęs su džiaugsmu dedasi ją ant pečių ir sugrįžęs namo susikviečia draugus bei kaimynus, sakydamas: džiaukitės, drauge su manimi radau savo pražuvėlę avį. Sakau jums, taip ir danguje bus daugiau džiaugsmo dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio, negu dėl 99 teisiųjų, kuriems nereikia atsiversti. Matot, 7 eilutė jau yra komentaras. Škis plikas palyginimas, tai yra piemuo, išeina ieškot, suranda, džiaugiasi. Na, o evangelistui, aišku, reikia ir džiaugsmo temą, jisai čia vysto, tai jisai, žodžiu, prideda ir savo komentarą. Įvadas prieš 15 skyrius prasideda apie tai, kad ten pas Jėzų rinkdavosi visokie muitininkai ir nusidėjėliai, o fariziejai ir rašto aiškintojai štai murmėdavo, kad tas priima nusidėjėlius ir taip toliau. Fariziejų ir rašto aiškintojų religingumas, jisai labai norisi apginti fariziejus. Mes truputėlį, kai skaitome Evangelijas, visą laik jų tas veidmainiškumas, jų tas toksai, žodžiu, pavydas arba ten tų nusidėlių neapykanta mums užgožia tikro fariziejaus veidą. Tai apie tai, kas yra tikras fariziejus, bus atskirai palyginimas, bet šiaip skaitydami supraskit, kad tai yra maždaug kunigai, vyskupai, mūsų terminologija kalbant. Tai jų visokių yra ir veidmainių ir visa kita, bet yra ir iš tikrųjų žmonių, kurie tiki ir gyvena tuo tikėjimu. Tai ir kurie, aišku, piktinasi visokiais tokiais, kaip čia, kad yra muitininkai, nežinau, paleistuvės, elgetos, luošiai, žodžiu, visais tais, kurie pagal tuometinį pagal tuometinę tiesiog struktūrą negalėjo laikytis tobulai įstatymų. Žmogus, kuris negali laikytis įstatymo, jis yra Dievo nubaustas ir toks žmogus, jisai, žodžiu, arba čia, kaip kokie muitininkai, tai savo pačių pastangomis nesilaikė to įstatymo. Tuo tarpu fariziejai ir rašto aiškintojai labai kruopščiai laikėsi įstatymų. Palyginimu tiesiog raginama džiaugtis atrastų žmogumi, užuot savo įvaizdžiu rūpinantis. Tiesiog ieškoti nusidėjėlių ir jais džiaugtis. Tai palyginimas skiriamas fariziejams. Ir čia įdomu, kaip Jėzus kalba. Jisai kalba fariziejams, bet jis nesako, jūs blogieji ir su jumis nenoriu turėti jokio reikalo. Jisai paprastai, sakydamas ką nors, ir juos supurto. Jis priverčia pamatyti fariziejus jų klaidą. Bet tikslas tai yra ne sutriuškinti juos, bet padaryti, kad jie irgi atrastų dangaus karalystę. Kad jie irgi keistų savo požiūrį. Klasikinė dabar interpretacija, kurią siūlo Origenas, Aleksandrietis, 2-3 amžius. Jis kalba apie tai, kad jau čia būtent alegorinis metodas, kad avių banda simbolizuoja visą kūriniją. Avis yra visa kūrinyje, absoliučiai, tarp kurių ir žmonija. Ir ta nuklydusi avis yra būtent žmonija, kurios ateina ieškoti jau įsikūnijęs Dievas Jėzus Kristus. Tai šitos interpretacijos iš esmės laikosi ir Jeronimas, 4 amžius, paskui jau ir Tomas Akvinietis, galbūt labiau akcentuoja etikos klausimą, jau kalbėdamas apie
avių bandą kaip žmoniją, kurios dalis, ten 99 yra teisios, reiškia, etiškai gyvena moralų gyvenimą, na, o kažkas yra neteisus ir nuodėmingi, ta viena avis nuklydus. Liuteris, komentuodamas šį palyginimą, pabrėžia sola gratia principą. Tai yra tik malonė. Jis visur, žodžiu, tą principą mėgino taikyti, kalbėdamas apie Jėzų Kristų, bet konkrečiai šiame epizode jisai kalba apie tai, kad žmogus nepajėgus atrasti Dievo. Ir tik Dievas gali eiti ieškoti nusidėjėlio žmogaus ir jį parsinešti ant savo pečių. Žodžiu, kad ką mes bedarytume savo pastangomis nelabai atrasim. Tik tai pats Jėzus gali mus susirasti. Jis gali ieškoti nusidėjėlius ir žodžiu, parsinešti. Tai vat klasikinė interpretacija iš esmės ir siūlo tapatintis su nuklydusia avele. Kiekvienas iš mūsų esam ta nuklydusia avelė, kurios ieško Jėzus, o atradęs dedasi ant pečių, parsineša į bandą tarp teisiųjų, tolygų į bažnyčią ir džiaugdamasi su visa bažnyčia dėl kiekvieno atrastojo. Jinai galioja, ši interpretacija, ir tikrai geroji naujiena tuomet yra ta, kad Dievui rūpime visi. Kad Dievui rūpi ne tik tos 99 avis, bet ir ta nuklydusi. Ir kad jis paliks tuos teisuosius, kad susigrąžintų nusidėjėlius. Bet galima pabandyti ir kitaip perskaityti. Kažkodėl jaučiu, turiu intuiciją, nežinau ar visur galioja, bet man atrodo, kad palyginime pagrindinį akcentą atskleidžia personažas, kuris yra minimas pirmoj vietoj. Kas iš jūsų, turėdamas 100 avių ir vienai nuklydus, nepalieka dykumoje 99? Klausimas sudarytas taip, kad klausytojas save tapatina ne su avim, bet turėtų save tapatinti su piemeniu. Reiškia, kas iš jūsų turėdamas 100 avių? Reiškia, aš turiu save atrasti būtent piemens personažą. Ir žiūrėkit, kaip iš karto keičiasi visa kryptis mąstymo. Ir jeigu čia nebūtų parašyta paklydusi avelė, bet būtų parašyta tiesiog piemuo, kuris leidžiasi ieškoti paklydusios avelės. Jau kitaip. Žodžiu, tas retorinis klausimas nuskamba taip, kad mes tapatintumėmės su piemeniu. Dabar klausimas retorinis. Kas iš jūsų, turėdama 100 avių ir vienai nuklydus, nepalieka dykumoje 99? Reiškia, atsakymai galimi 2. Teigiamas ir neigiamas. Tai arba nei vienas iš mūsų, arba visi mes. Ir dabar čia irgi yra turbūt užslėpta tokia jau gal ir žydiško mąstymo kažkokia detalė. Atrodytų teisinga eit leistis, ieškoti tos vienos, betgi suprantam, kad nelogiška. Kad tikrai turėdama 100 avių, aš nepaliksiu 99, nes geriausiu atveju aš randu tą pražuvėlę, parsinešu ir 99 laukia. Dabar kitas variantas, aš randu tą pražuvėlę, ateinu, pusės jau nėra ir tada leiskis ieškoti vėl ten neaišku kaip ir kur. Ir blogiausias variantas, aš nerandu pražuvėlės, dar ne blogiausias, nerandu pražuvėlės, bet 99 kaip palikau, taip ir yra. Ir blogiausias, nerandu pražuvėlės ir nėra 99. Ir likau be nieko. Ir tai yra realūs rezultatai. Reiškia, žmogus pasvarsto, paskaičiuoja
Ir tada tas klausimas, kas iš jūsų, turėdama 100 avių ir vienai nuklydus, nepalieka dykumoje 99, jis jau šokiruoja, jau provokuoja, reiškia, jau aš turiu elgtis nelogiškai, vadinasi. Įdomu dar, reiškia, kodėl Jėzus čia mini 100 avių. Juk galėjo pasakyti, kas iš jūsų turėdamas 30 avių, vienai nuklydus, nes skaičius yra nerealus, todėl kad to meto turbūt tie žmonės, kurie klausė Jėzaus, nei vienas iš jų net neturėjo nei 20 avių, ten jau nekalbant apie 100. Nes tai vis tiek jau yra turtingo žmogaus arba kelių žmonių turtas ir tada ar jie patys gano, ar paveda kažkam ganyti. Bet čia jau turbūt yra ir simbolinis skaičius. Galbūt tie žmonės niekada neturėjo 100 avių, bet jie vis tiek supranta, kas yra 100. Ir 100 tai yra pilnatvės skaičius. 10 yra visuma Biblijoje. 10 kart 10, visumų visuma arba pilnatvė pilnatvė. Reiškia, tas skaičius jis yra be galo svarbus. Ir kažką jis turi mums diktuoti. Kam Jėzui reikėjo sakyti palyginimą apie 100 avių. Jeigu jis norėjo kalbėti apie pilnatvę, tuomet iš tikrųjų nėra geresnio būdo simboliškai ją išreikšti kaip skaičiumi 100. Kas iš jūsų, turėdamas pilnatvę ir staiga jos netekęs, nepaliksit visko ir nebandysit susigrąžinti tai, be ko nebus pilnatvės. Tai va čia turbūt yra palyginimo esmė. Jeigu mes tapatiname su piemeniu, dabar, o kur čia Jėzų įdėti, nes, žodžiu, jeigu alegoriškai bandytume mąstyti, tai vis tiek kažkur turi būti ten ir Jėzus. Bet galbūt tame palyginime visai nereikia sąmoningai kažkurį personažą priskirti Jėzui. Galbūt Jėzus tiesiog norėjo labai paprastai pasakyti, kad piemuo tai yra piemuo, avis tai yra avis. Ir jeigu jis taip elgiasi, o jūs savo gyvenime ar taip elgsitės, esame įpratę galvoti, kad tai yra gerasis piemuo. Bet dabar pasakykit, kur jis buvo, kai ta viena avis nuklydo. Ar avis kalta dėl to, kad jinai avis ir kad jinai nuklydo, piemuo atsakingas, vadinasi, jisai nesužiūrėjo. Jis prasikalto ar kažkaip, savo pareigų neatliko. Taigi nėra jau jis toks gerasis piemuo. Galbūt jis geruoju tampa tada, kai jis leidžiasi ieškoti tos pražuvėlės. Ten tada tikrai jis tampa jau geruoju piemeniu. Bet provokacijos, kurias skatina šis palyginimas. Kas iš jūsų turėdama 100 avių ir vienai nuklydus? Kaip sužinoti, turint 100 avių, kad nuklydo viena avis? Jeigu jų būtų 4, 5, įmanoma, matai, kad štai vienos nebėra. Bet kai jų yra 100, kai jos lipa viena per kitą, ten, aš nesu matęs didelės bandos, Romai mačiau vieną bandą, ten jau ėjo, nežinau kiek tų 100. Neįmanoma tiesiog suskaičiuoti. Reiškia, provokacija pirmoji yra pastebėti, kad kažko netekai. Dabar jeigu šiandien man reikėtų sakyti palyginimą, perfrazuoti, naujai perrašyti šį palyginimą, tai aš sakyčiau taip. Kas iš jūsų, turėdamas Facebook'e 100 draugų ir vienam jūs užblokavus, nepalieka visų tų, kurie jūs laikina ir nepradeda daryti viską, kad tas, kuris jūs užblokavo, vėl grįžtų į jūsų
draugų tarpą. Tai su Facebooku čia dar, kaip sakyti, turbūt aš neturiu Facebooko, bet turbūt ten, kai jau tave užblokuoja, tai jau matosi, ar ne, kad tave užblokavo, ar ne? Tada zyzimas ir prasideda, tik tada ir Nu va, tai žodžiu, mintis yra ta, kad pastebėt, kad dingo, jau yra iššūkis, jau yra provokacija. Antroji provokacija, supratus, kad kažko netekai, leistis ieškoti, nes Žemės karalystei užtenka 99. Žemės karalystei įsijungia kompensaciniai mechanizmai, žodžiu, to netekau, atsiras kitas, didelio čia daikto, visko būna. Dangaus karalystei 99 neužtenka. Dangaus karalystei turi būti 100. Turi būti visuma. Dabar jeigu pastebi, kad nebėra tos visumos, visokiais būdais turi bandyti ją atrasti. Ir trečioji provokacija, dabar atradus tą avį, galite įsivaizduoti savo tekstą tai aviai, kurios ieškojot, kur ten dar gal lindot per kokius brūzgynus, žodžiu, dar susibraižėt rankas ar kojas. Tai, aš net ir būdamas kunigas jau nedaug žodžiaučiau turbūt, bet pasakyčiau esminius dalykus. Tai kalbant apie avis, o jeigu kalbam apie žmonės, tėvai, pavyzdžiui, praranda savo vaiką. Kažkur nuklydo, žodžiu, savaitę nesirodo, nervinasi visi, paauglys grįžta, tai tikrai tas tekstas irgi galite įsivaizduoti, nebus jau labai gražūs žodžiai. Tai trečioji provokacija - džiaugtis, atradus džiaugtis pilnatvę, nekaltinant, kas kaltas, kas ne. Nes šitam palyginime, taip, gal yra vis kalta, nugrybavo kažkur, bet ir piemuo nesužiūrėjo. Kuris iš jų kaltesnis, nėra svarbu. Svarbu, kad nėra pilnatvės. Ir svarbu, kad ta pilnatvė atsirado. Gali būti taip, kad ieškoti tos avies reikės visą gyvenimą. Kad tai nėra valandos klausimas. Gali būti taip, kad ta avis visai nenorės būti ant tavo kaklo. Ir apskritai šiaip aviai, aš ir Šventoj žemėje, kai buvom, tai yra ten tokie piemenukai, jie dirba, darbuojasi, taso avinėlį ant kaklo, visi ten prie jo nusifotografuoja. Tai tas avinėlis, tikrai jo gaila, nes jam geriausia būtų, kad jį padėtų tiesiog ant žemės, ant žolės ir jis ramiai ten, žodžiu, gulėtų, o dabar jį taso. Tai žodžiu, gyvuliui nebūtinai yra geriausia vieta žmogaus glėbis arba ant kaklo ar panašiai. Gal kas kates turit, tai ten yra jau išimčių. Bet ten jau žmogus katės glėbyje. Kaip dabar interpretuoti šį palyginimą savo gyvenime, nes aš visą laiką sau keliu klausimą ir jums visiems siūlau tą daryti. Klaust, o kodėl aš turiu tą skaityti? Bet man tie žodžiai, kodėl jie turi būti svarbus? Todėl, kad turim atrasti, kad visa tai ir apie mus. Ir dabar kaip apie mus? Palyginimas apie visumą provokuoja atrasti ją, suprasti, kad jos nėra ir jos siekti. Visumą kur? Pavyzdžiui, asmeniniam gyvenime, bendruomeniniam gyvenime, net amžinybės perspektyvoje irgi. Kalbant apie save, pavyzdžiui, apie savo charakterį, suprasti, kad aš esu asmuo. Pilnatviškai, tarkim, išsipildęs asmuo, suaugęs, brandus žmogus. Dabar pastebėti staiga, kad aš netekau kuklumo,
kurį turėjau būdamas vaikas. Netekau galbūt jautrumo, skaistumo, pamaldumo, šventumo, daugybę savybių, kurias aš kaip asmuo galbūt kažkada turėjau, o paskui staiga dėl įvairiausių priežasčių netekau. Gal gyvenimas buvo sunkus, sulaužė mane kaip asmenį ir, žodžiu, atsiranda tada dalykų, kurių neturiu. Piktas pasidarau, pavyzdžiui, nebeatlaidus. Tai vien suprasti, kad to netekau, jau yra daug, jau yra pirmoji provokacija ir tada ieškoti, investuoti į tai. Ypač jeigu kažkas man pasako dar iš išorės, kad štai, tu pasikeitai, tu nebesi, tavyje trūksta to ar ano. Kalbant apie Dievą, ypač tiem žmonėms, kurie nėra praktikuojantis, užklausti jų, kokia tavo gyvenimo pilnatvės vizija, kaip tu įsivaizduoji savo gyvenimą be Dievo, ar tau netrūksta Dievo, ar tau netrūksta dvasingumo apskritai. Kalbant, aišku, jau apie kitus žmonės, apie draugus, bet net ir apie giminę. Ar giminė bus pilna, ar giminė bus giminė, jeigu ten trūks bent vieno nario giminės baliuje. Pavyzdžiui, visada yra tokių tetų, arba, dažniau tai turbūt dėdžių, kurie ten jau nusigėrė, žodžiu, pikti ant viso pasaulio, gal kaip nors be jo apsieisime tame giminės baliuje. Bet nebus giminė, net jeigu jis ir sugadins visą giminę šventę, be jo nebus pilna giminė. Ar leisimės ieškoti, suburti? Šeimoje broliai, sesės kartais nebendrauja, bet be jų nebus šeima. Tėvai, net jeigu jie ir išsiskyrę, nebus pilnos šeimos. Kartais reiks melstis už prarastuosius, nesvarbu dėl kieno kaltės tas įvyko, o kartais reikės priešingai palikti maldą ir spręsti dalykus. Labai konkrečiai. Imtis nepatogių veiksmų, atsiprašyti, nors nesu kaltas. Ir panašiai. Tam, kad būtų visuma. Žodžiu, jeigu rūpės visuma, darysi viską, kad jinai būtų. Kalbant apie bažnyčią, ar jaučiam praradimus tikinčiųjų ir ar dedam pastangas, kad susigrąžintume. Tam, kad susigrąžintume arba tam, kad pastebėtume, jog netekom, reikia apskritai juos pažinoti. Mūsų bažnyčios, mūsų bendruomenės yra anoniminės. Ten visi ateina su savo mintimis. Gerai, gal iš matymo vieną kitą pažįstam, bet šiaip nei vardų, nei gyvenimo istorijų, nieko. Ar bažnyčia tik kaip išrinktųjų būrelis mus tenkina? Ar mums užtenka, kad jinai gali būti tiesiog tokia sekta, kur visiems faina, visiems smagu, visi meldžiasi, bet nieko daugiau. Ar norėtume susigrąžinti bet kokią kainą ir susigrąžinę džiaugtumėmės, pavyzdžiui, tikinčiuosius, kurie tikrai, sakytume, prisidirbo, paskui kuriuos skandalai velkasi. Mums iškart jie raupsuoti, mes nebenorim su jais nieko bendra turėti, bet be jų nebus pilnatvės. Dabar irgi tai pasakysiu labai atsargiai, bet vis tiek turiu pasakyti, nes tai ir yra provokacija, kuriai šis palyginimas skatina. Kalbant apie šiandieninį pasaulį, ar jis gali būti pilnatviškas apskritai pasaulis be kokios nors valstybės, šalies. Mes šiandien labai už Ukrainą ir tikrai ją palaikysim ir lauksim pergalės, bet ar pasaulis bus pilnas be Rusijos? Ir ar mes susigrąžinsim ją? Kol kas taip, reikia izoliuoti, bet paskui ar dėsim pastangas, kad jinai grįžtų į pasaulio bendruomenę. Ir grįžtų, ir aišku, iškart bus sąlygų,
turi padaryti tą, aną, penktą, perkeisti mąstymą, bet mūsų mąstymas kada pasikeitė? Kai mes išėjom iš Tarybų sąjungos ir ne iš karto, reikėjo 30 metų, kad šiandien mes jau atskirtume dalykus, kurių ten toji tauta dar neatskiria. Tai be jokių receptų tiesiog, kiek daug yra erdvių, į kurias mus provokuoja tas palyginimas. Kalbant apie amžinybę, pavyzdžiui, ar mus tenkins tokia dangaus rojaus vizija, kurioje kažkieno nebus, bent vieno žmogaus. Neduok Dieve, jeigu tai mano giminaitis, ne, ir tai net negali sau leisti, kad aš dabar eisiu į rojų, o mano mama eis į pragarą, ten, pavyzdžiui, ar ten pusbroliai ar kažkas. Bet kai pagalvoja apie kaimyną, tai nėra čia tokia ir baisi jau ta. Taip, tai vat, ar mums nieko netruks, ta prasme, jeigu bus 30% ar kiek žmonijos pragare, mus tenkina tokia dangaus vizija be pilnatvės. Ar galėsime tai laikyti visišką Kristaus pergalę? Tai va, dangaus karalystė yra tuomet, kai tu supranti, kad kažko netekai ir dedi visas pastangas. Eini iš proto, kad susigrąžintum, nesvarbu, kiek tai kainuos. Negalvojant apie jokius teisingumo skaitliukus. Tiesiog eini ir darai, nes be to nebus pilnatvės. Ir nebūtinai čia, kaip su ta atrasta avelė, mes iškart savo leidžiam suprasti, kad istorija baigėsi sėkmingai, laimingai. Nebūtinai mes žmonių santykiuose sudėtingiau, nebūtinai leisis tas prarastasis ar prarastoji, kad tu parsineštum į bandą. Ne? Bet čia svarbu net ne rezultatas. Čia svarbu, su kokiu nusistatymu aš gyvenu. Taip, mes esam žmonės ir man gali daug kas nepavykti, bet tai, kad man trūksta ir tai, kad aš ieškau ir dedu visas pastangas, jau yra dangaus karalystės patirtis. Aš jau esu dangaus karalystėje. Ir atsiduriu joje tą akimirką, kai suprantu, kad man kažko trūksta. Ir trūksta ne egoistiškai turėti viską, kad valdytum, bet trūksta būtent pilnatvės jausmo, kuris yra tada, kai esam visi kartu. Tai Paulius, man atrodo, buvo tokio nusistatymo, visiems tapo visko, kad tik vienaip ar kitaip laimėtų. Žydams tapau žydų, graikams tapau graikų ir taip toliau. Jėzus buvo tokio nusistatymo. Jis norėjo, kad ne tik nusidėjėliai būtų su juo, bet ir fariziejai, ir rašto aiškintojai visi. Provokacija, ne kad manęs ieško Jėzus, bet kad aš atradęs Jėzų turiu leistis ieškoti kaip jis, nepaisydamas nieko. Net jeigu tai atvestų ant kryžiaus. Tai yra apie ką pagalvoti, bet be galo man gražu žmogus, kuris atranda tokią dangaus karalystę. Jis yra laisvas. Jisai yra nenugalimas. Jame yra Dievo dvasia. Jis tada tikrai gyvena. Čia net jokių receptų nereikia, tiesiog gyvena dangaus karalystės logika. Ir ten nebelieka vietos, kodėl aš turiu, tai kiek aš galiu, vėl ir vėl, atsiprašinėk, dar kažką, tiesiog tu eini ir darai. Net žinodamas, kad nepavyks, bet vien tai, kad tu eini ir darai, kad tau svarbu, jau yra dangaus karalystė. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje,
dabar ir visados, ir per amžius. Amen.